Jonas Vytautas Žemaitis, garsus karininkas, partizanų vadas, Lietuvos laisvės sąjūdžio pirmininkas, gimęs 1909 metais kovo 15 dieną Palangoje. Vos metus sulaukęs persikraustė į Lomžą, kur po to lankė pradinę mokyklą. Dar po 7 metų Žemaičių šeima apsigyveno Raseiniuose, kur Jonas baigė progimnaziją ir vėliau 1926 metais gimnaziją. Įstojęs ir baigęs Kauno karo mokyklą gavo leitenanto laipsnį ir ėmė tarnauti Lietuvos kariuomenei. 1936 metais studijavo Prancūzijos Fontainebleau artilerijos mokykloje. Po to iki 1945 metų buvo karininkas. Gimus sūnui persikraustė į kiaulininkus ir tapo ūkininku. Raudonajai armijai užėmus Lietuvą baigė slapstytis ir susisiekė su Lietuvos laisvės armijos atstovais. Davęs priesaiką prisijungė į partizanų Žebenkštės rinktinę ir tapo jos viršininku. Šiuo metu esame pačiame Vilniaus centre, Totorių gatvė 25. Aplankysime Jonui Vytautui Žemaičiui skirtą paminklą, esantį šalia Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos. 1944 metais Jonas Žemaitis tapo partizaninio judėjimo Lietuvoje vadovu. Vėliau jis buvo išrinktas kaip Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio tarybos pirmininku. 2009 metais ši taryba buvo išrinkta kaip oficiali valstybės valdžia, todėl jam buvo skirtas generolo laipsnis. Šiuo metu esame prie išskirtinės aukštosiosios valstybinės mokyklos, kurioje galima studijuoti ne tik civilinę specialybę, bet ir įgyti karinį laipsnį. Pati mokykla buvo sukurta prieš 105 metus, tačiau tik 1998 metais jai buvo suteiktas generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos vardas, pačio Jono Žemaičio garbei. 1949 metais vykusiame Lietuvos partizanų vadų suvažiavime Jonas Žemaitis buvo išrinktas Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos pirmininku. Jam suteiktas partizano generolo laipsnis. 1951 metais gruodį ištikus insultui gulėjo paralyžiuotas vyriausybės vadavietės bunkeryje Šimkaičių miške, todėl atsisakė pareigų, kurias vėl pradėjo eiti 1953 pavasarį. Tų pačių metų gegužės 30 dieną bunkerio vieta buvo išduota ir Jonas Žemaitis buvo suimtas. 1954 metais lapkričio 26 dieną jis buvo sušaudytas Maskvos Butyrkų kalėjime, sulaukęs vos 45 metų. Deja, Jono Žemaičio laidojimo vieta išlieka nežinoma.